C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai gerai, Danieliau, koks komentaras apie šitas rungtynes? Smagu, pagaliau laimėjom po tokio ilgo laiko, nežinau, kada paskutinį kartą buvo Baskonija, man atrodo, tai yra tiesa, tai atmosfera komandoje, visi su šypsenom, visi patenkinti. Manau, kiekvienas žaidėjas atliko savo darbą vis minus gerai, tai manau, buvo tikrai vienas geresnių varžybų šį sezoną. Na, aišku, tu irgi labai laimingas, nes laukia labai daug žaidimo laiko. Kaip galbūt apibendrintum visą tą patirtį, gavus tiek daug minučių? Tikrai patenkintas. Žinoma, nėra ko džiaugtis, nes greičiau trauma. Iš traumų tikrai nėra ko džiaugtis, bet tikrai patenkintas, kad buvau žaidybinio laiko. Žinoma, galėjau žaisti geriau, bet bandžiau daryti ką moku geriausiai, gavosi normaliai. Galėjo, aišku, būti geriau, bet manau, treneriai patenkinti, tikiuosi. Šiai aikštė labai anksti ir iš karto buvo akistatos su Mirotičium, kur pasiėmė į čarą. Nebuvo baimės šiek tiek, kad galbūt statusas suveiks tai situacijai? Ne, tai tuo momentu negalvoju, ta prasme, matai, į tave atskrenda žmogus, tai bandai imti čaržą. Buvo prieš tai epizodas, nepaėmiau, man atrodo, įmetė ar pastamuo. Kitą kartą jau pakeičiau nuomonę ir nusprendžiau paimti čaržą. Ne, manau, ta prasme, tuo momentu negalvoju, kad bus. Kaip apskritai duoda tokius davė šios rungtynės, ta prasme, kad pamokų iš Mirotičiaus, o galbūt išmokai iš visų tų varžovų? Tai duoda ir patirties, ir žiūri vis tiek, kaip kiti žaidėjai stumdosi, kaip užsiminėjo pozicijas, tas pats Eisas, ar koks 42 numeris nemoka pavardės ištart. Tai visi tokie žaidėjai, ypač gynyboje, tu matai, kaip jie žaidžia, kaip puola, tai manau, man tai tik į naudą tokios varžybos. Na, aišku, ta pergalė, ne, ir fanai visi užsikūrė, kaip atrodo tau iš šalies visas palaikymas iššūkiai? Labai smagu, iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus tiek fanų. Tikrai nežinau, visgi pirmas sezonas mano čia lygoje su Žalgiriu, tai tikrai labai malonu, nes fanai girdėjosi kur kas labiau negu Milano fanai, tai labai patenkintas matyti žalias tribūnas. Aš labai užakcentuoju tą gynybą, pirmą pusę buvo 27 taškai, kaip galvoju, kas galbūt pavyko šiose rungtynėse ir prisiminus tai, kas jums nepavykdavo. Tai, manau, padarėm išvadas po paskutinių kelių rungtynių, dirbam treniruotėse ties tuo, komunikacija žymiai geresnė, rotacijos gynybų ir, manau, tai suveikė, sunkus darbas per treniruotės pernešėm į varžybas. Prieš tai, kai buvo sunkiai dirbam per treniruotės, tai varžybos tą neperkeliam, šiandien tai padarėm. Dar grįžtam prie tavęs, ar tai buvo kažkaip jau prieš rungtynes žinojai apie tą planą, kad jau šiandien žaisi daugiau? Ne, nežinau, kad tikrai neįsivaizduoju. Tai Ruslanovas tokį neblogą impulsą uždavė rungtynėms apskritai, noriu paklausti, ką Edgaras duoda Rūbiniai ir tau, ir visai komandai? Ko jis tik neduoda, ta prasme, komandos kapitonas, tai žinokit, viską daro, ir palaiko, ir velnių duoda, ir prižiūri, ta prasme, ką turi daryti kapitonas, jis tą ir daro, ta prasme. Manau, geresnio kapitono šioje komandai dabar neturėtume. O su kuo galbūt būna treniruotėse daugiausiai ir tiesioginio akistatų, su kuo tau daugiausiai? Su Rolu dabar, su Rolu. Tai kaip sekasi? Gerai, tai viena mėlynė, kita mėlynė patreniruotėse. Bet gerai, ką aikštelį pasikopavom, buvo ši aikštelė su draugai, tai čia yra normalu. Man tai tik nauda, man į naudą saugiai žaidėjas, turėti jų kontaktą, tos treniruotės susikaupus, tai skaičiau su Rolu. C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.